Važiuojam, sveiki visi, basketinių žurnalistas ir GO3 sport komentatorius Jonas Lekšas. Dar vieną savaitę su jumis. Šią savaitę šiek tiek nusiminęs, praeitą savaitę Vaidui pralaimėjau Karvę. Reikės ieškoti tokios saldainio karvutės, kaip atsilyginti Vaidui. Vis dėlto Žalgiris nugalėjo Rytą, bet šią savaitę laukia daug naujų iššūkių ir pradedu nuo antradienio, kur Panevėžio 7bet Lietkabelis namuose Europos taurės rungtynėse priima Jono Lekšo arba kitaip Bresoburgo JL komandą, taip kad Prancūzijos klubas atvyksta į Aukštaitijos sostinę ir galvoju, kad čia laukia labai sudėtingas mačas panevėžiečiams, kadangi Bresoburgo turi tik vienintelį pralaimėjimą Europos taurėje, jis buvo patirtas prieš Las Palmo Gran Canariją. Prancūzijos lygoje irgi labai solidžiai atrodo Burgo komanda. Yra įdomių žaidėjų, man įdomiausias turbūt yra Zachary Rizašeras, kuris praėjusią sezoną dar buvo Villarvano Asvel, jaunasis talentas, kuriam prognozuojamas top 5 šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje, taip kad bus tikrai į ką pasižiūrėti, bet panevėžiečiams labai reikalinga pergalė. Teks žaisti dabar su fiziška, greita komanda, turinčia labai gilią rotaciją, bet nėra kur trauktis Nenučanoko auklėtiniams, kažkiek žaidimas pradeda gerėti, atsiranda sistemos gynyba ir pradedu tikėti, kad panevėžiečiai gali išgelbėti šį sezoną ir būsiu optimistas ir prognozuoju jiems pergalę antradienį. Trečiadienis ir kitas Lietuvos klubas Europos taurėje taip pat stoja į kovą, irgi namuose Vilniaus Wolves susitinka su Sloboženskės Prometėjai prieš komandą, kuri prieš sezoną buvo laikoma viena iš Europos taurės favoričių, bet dabar turi tik 2 pergalės. Savaitgalį apskritai Latvijos, Estijos pirmenybėse pralaimėjo Uogrės komandai, tai yra tikrai didelė sensacija ir tai parodo, kad Prometėjai pastaruoju metu nežaidžia gero krepšinio. Atvirkščiai galima pakalbėti apie Vilniaus Wolves, kurie pastaruoju metu tikrai stebina, nors talento ten ir nėra tiek daug, iškritus ypatingai Arturui Žagarui laukiant papildymo. Manau, kad pasistiprins ir centro pozicijoje, Gagičius vis dar sunkiai funkcionuoja, taip pat turėtų atvykti gynėjas, bet net ir be tų galimų papildymų, be grįžusio Tayloro, Wolves atrodo stabiliai ir tas rungtynes daugiau mažiau kontroliuoja per savo gynybą ir aukštą intensyvumą puolime, taip kad antrasis mačas Europos taurės namuose Vilniuje, vėl galima laukti nemažai žiūrovų susirinkančių į ASG areną ir kažkaip matant stabilumą Vilniaus Wolves, tikiu, kad bus iškovota pergalė prieš Arnoldo Kulbokos klubą, kuris dabar neturi Kulbokas iki pat sezono pabaigos, jį pakeitė irgi puikiai pažįstamas veidas, dar puikiau jis pažįstamas Kęstučiui Kempzūrai. Rašardas Kelly būtent praėjusią sezoną užbaigė Wolves, o dabar žaidžia Prometėjai, taip kad galvoju, kad Prometėjai krachas prasitęs ir Wolves iškovos dar vieną pergalę. Trečios rungtynės, trečias Lietuvos klubas stoja į kovą Europoje, Kauno Žalgiris vyksta į Stambulą, visą laiką skamba tokios išvykos su Anadolu Efes labai grėsmingai, bet būsiu optimistas ir pasakysiu, kad tikiu šią savaitę visų 3 Lietuvos klubų pergalėmis Europoje. Taip, Žalgiris yra duobelėje, Eurolygoje pralaimėti 2 mačai paeiliui, bet savaitgalio rungtynės su Rytu parodė, kad psichologiškai komanda yra stipri, parodė daugiau mažiau veidą, koks jis turėtų būti visą šį sezoną, pradedant kontroliuoti rungtynės nuo savo gynybos. Tuo metu Anadolu Efes, galim pasakyti, kad yra net didesnėje duobelėje negu Žalgiris, beviltiškai pralaimėta Pirėjoje, Bolonijoje taip pat antroji pusė buvo tragiška. Labai pozityviai žiūrėjau į Erdemo Džano atvykimą į Stambulą, tačiau kol kas jam visiškai nesiklijuoja žaidimas, nepavyksta sulipdyti komandos žvaigždžių, nepaisant to, kad Šeinas Larkinas nuo sezono starto yra stabilus ir solidus, bet Vilas Klaiburnas praktiškai žaidžia be kamulio, jo pataikymo procentai yra tragiški, Rodrigas Bubua karts nuo karto iššauna, bet likusi komanda sunkiai funkcionuoja ir galvoju, kad visko gali būti, jeigu Žalgiris nugalės Anadolu Efes ir rašys jiems 3 pralaimėjimą paeiliui Eurolygoje, bus atleistas Erdemas Džanas, kadangi permainose neišvengiamos. Sudėtis surinkta finalo 4 kalibro, bet kol kas viskas labai prastai, taip kad tikiuosi, kad neužsikurs nei Klaiburnas, nei visa Anadolu Efes ir prasitęs jų pralaimėjimų serija ir Džanas bus atleistas. Su Eurolyga nebaigiame, penktadienis laukia labai smagus, Palau Blaugrana arenoje, Barcelona namuose priima Belgrado Crvena Zvezda, dar nėra aišku, ar tose rungtynėse bus Rokas Jokubaitis, bet kitas Rokas, kalbu apie žinomą Roką Getraitį, tikrai bus. Taip kad laukia lietuviškų klubų akistata ir Barcelona sezono starte mane iš tiesų stebina. Vos vienintelis pralaimėjimas jis patirtas El Clasico, žaidimas yra stabilus, nepaisant to, kad nėra nei Jokubaičio pastaruoju metu, nėra nei Laprovitolos, milžiniškas krūvis tenka Tomašo
Tomašui Satoranskiui, bet priekinės linijos žaidėjai, ypatingai Janas Veselė, atrodo puikios sportinės formos ir daugiau mažiau visos idėjos liko panašios, kaip ir prieš Šarūną Jasikevičiaus. Rodžeris Grimau galbūt važiuoja dar ir su senu bagažu, bet kontroliuojamos rungtynės pradedant savo gynybą, žaidėjai žino savo vaidmenis. Jabari Parkeris irgi atrodo labai gerai įsijautęs į Eurolygos krepšinį, tuo metu Crvena Zvezda, Janas Vairopolas po truputį bando įdėkti savo permainas, tačiau sudėtis atrodo vis dar neišgryninta, žaidėjai ne visada supranta, kokie yra jų vaidmenys. Tas pats Rokas Giedraitis prie Duško jautėsi tikrai žymiai užtikrinčiau, Šabazas Neiperas irgi dar vis neįsivažiuoja, bet galvoju, kad talento ten yra labai daug, kad jie galėtų mesti kovą atskirose rungtynėse Barcelonai, juolab, kad ir žaidimas gerėja, bet Barsa šią dieną yra stabilesnė komanda, taip kad galvoju, kad kelių taškų persvara pergalė iškovos katalonai. Nu ką, savaitę uždarom su lietuvišku desertu, irgi rungtynės Vilniuje, Wolves prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio antrą savaitę paeiliui laukia išvyka į ASG areną ir jau sakiau ne kartą, kad Wolves yra pagavę neblogą formą, demonstruoja solidų, stabilų krepšinį, daugiau gynybinį ir Žalgiris, jeigu tik ateis nepasiruošę, kaip tai buvo ne kartą šį sezoną LKL kovose, bus nubausti, tai yra vis tiek kito kalibro komanda, lyginant su LKL vidutiniokiams. Wolves šį sezoną tikrai pretenduoja į LKL finalą ir net ir be pasistiprinimo jie atrodo labai solidžiai, ką ir sakiau jau kalbant apie jų Europos taurės susitikimą, ir manau, kad čia laukia mūsų gynybinės rungtynės, vis dėlto susirinks irgi, sakoma, kad laukiama labai daug žiūrovų, galbūt net bus pilna arena. Taip motyvuoja žaidėjus, tai motyvuoja Eurolygos krepšininkus, kuriems po kovų Europoje yra sunkiau save motyvuoti. Žalgiris žaidžia ketvirtadienį Eurolygoje, taip kad ir laiko sugrįžus bus pasiruošti. Manau, kad žalgiriečiai vis dėlto iškovos pergalę gynybinėse rungtynėse, tačiau ta pergalė nebus labai užtikrinta ir manau, kad kauniečiai išves pergalę vienženklio taškų persvarą. Šią savaitę tiek, vis dar jeigu neprenumeruojate mano kanalo, tai susimkite, tai padarykite greičiau ir ką, iki kitų kartų.